Visuomenė mano, kad moterims, kurioms jau virš 30, ypač vyresnioji karta labai dėl to pergyvena, kad tokios moteris, kurios neturi santykių su vyrais, tai joms yra didžiulė tragedija ir joms, ir aplinkiniams jie labai dėl to pergyvena. Visi galvoja, o vargšė moteris, nesusirado, niekaip jinai nieks jos neima. Tai jau virš 30, o jinai vis dar su kate gyvena. Koks nelaimingas likimas. Bet žinote ką, būtent tos moteris, jos tvirtina, kad jos yra visiškai patenkintas savo gyvenimu ir toks gyvenimo būdas joms tinka. Bet aplinka bando juos įtikinti, kad jos klysta. O iš tikrųjų padėtis yra tokia, kad tie santykiai, jie labiau reikalingi vis dėlto vyrams, o ne moterims. Ir vyrai santykiuose gyvena žymiai ilgiau negu vienišiai. Jeigu vyras po 30 dar nesusirado savo gyvenimo partneris, labai tikėtina, kad jisai pasidarys kažkoks tai priklausomas nuo alkoholio, nuo lošimo automatų, žodžiu, jisai pradeda degraduoti. Savo gyvenimą pradeda eikvoti kažkur tai sėdint internete, politikoj, nacionalizmui, kovai su kažkokiais tai priešais, su reptiloidais. Moterisgi jinai visada tobulėja. Ypač jeigu jinai viena, jinai visada nukreipia savo energiją į profesinį gyvenimą, kūrė savo karjerą, tobulėja, kažkur eina mokytis. Žodžiu, tas gyvenimas be partnerio, jisai kaip tik moteriai eina į naudą, kaip nekeista. Tai kad tas visuomenės raginimas, kad reikia šeimos, anūkų man reikia ir dar kažko reikia, čia reikia ne tam pačiam žmogui, o aplinkiniams. Dažniausiai tai reikia vyrams arba toms moterims, kurios jau įklimpo kaip reikiant ir jos tiesiog iš pavydo jos negali susitaikyti su tą mintim, kad kažkas gyvena laisvai, be problemų. Arba čia reikia, jau kaip minėjau, reikia vyrams, jiems reikia palaikymo, jiems reikia šeimininkės, kad kažkas pasitiktų, kad kažkas valgyt padarytų ir kad būtų šilta lova visą laiką. Aš nieko prieš šeimą neturiu, šeima tai yra nuostabu, tiesiog nereikia smerkti tų žmonių, ypač moterų, kurios nusprendė gyventi vienas, kuriom vienai gyventi visiškai normalu. Čia yra suaugusio žmogaus sprendimas ir tai yra normalu šiais laikais.